Sveiki visi, sveika Irena. Sveiki. Aš esu Jovita ir šiandieną kalbinu Ireną apie jos naujai startuojantį kursą, kuris prasideda jau netrukus rugsėjo 15 dieną ir bus kartą savaitėje susitikimai. Ir kursas yra apie naująją realybę ir tretinę žemę. Ir atėjo man mintis, bet kaip jau labai, nežinau, kuris čia filosofas yra pasakęs, ar ne, jeigu nori pakeisti pasaulį, pradėk nuo savęs, pakeisti save ir tai pakeisi pasaulį. Ir iš tikrųjų dabar, kai kalbėjom apie ką ir kalbėsim, yra šitas kursas, tai yra būtent, kad dar kitą prasme įgauna pakeisti per save pasaulį. Tai ne tik tai, kad aš turėjau senas programas, seną kolektyvinę sąmonę, kurių mes nemažai metų iš tikrųjų su tuo dirbom, ėjom jau nemažai yra išvalyta, pravalyta ir netgi yra suteiktas šansas, galimybė kurti visiškai naują realybę, tą vadinamą naują žemę. Ir tada va čia, vėlgi, kai pakeisti save, medituojant, einant tenai susitelkimą, ką mes galime išjausti ir sukurti toje naujoje realybėje, aš parnešiu tai į žemę, į čia, į savo materiją, čia ir dabar, ir tai skleisiu savo aplinkoje. Ir man tai tas, vat, wow, kad pakeisti pasaulį, keičiant save, tai čia ne tiek bus keičiant save, kiek patiriant, įmaterinant ir skleidžiant per save į aplinką. Skaičiant ir gyvybės kodus naujus, kas gal yra ir sunkiai suvokiamas terminas, bet tiesiog, ką mes ten patirsim. Ir mano dar seniai girdėtas, bet iš vieno mano mokytojo frazė, kad sako, tai, kas sena, pakeisti yra labai sunku. Aš sako, tuo net neužsiemu. Aš auginu naują daigą, su nauja sąmonė dirbu, naują tą daigą ir dabar aš suprantu taip, kad naujoji žemė ir yra iš čia įvyks pokytis žemėje. Na tai, Irena, pradėkim. Galvoju, net iš tikrųjų mes esame labai ilgai pažįstamos, nors daug metų nebendravom, bet pirmoji mūsų pažintis buvo daugiau nei prieš 10 metų ir tai nepasakiau tą, bet tas pokytis, kuris yra įvykęs tavyje, kokią aš pažinojau Ireną ten prieš 12 ar 14 metų ir kokia dabar, tai kaip du visiškai skirtingi žmonės. Tas lengvumas tavo, tas pozityvumas, tas juokas, kuris kartais kaip vaikiškas juokas, aš jau tada negirdėjau, nei kartą turbūt. O dabar pas tavai jisai pastovi, kai tu vedi meditacijas, toks lengvumas, paprastumas, visiškas, tai wow. O tada tokia profesionali, net galbūt Nes darboholika, tai nežinau, bet tokia ūkio darboholikė tikrai energija buvau. ėjo. Taip, ir buvau labai užsispaudus save, įvariusi kampą. Žodžiu, na, kaip ir dauguma turbūt dabar žmonių gyvena. gyvena. Tai taip ir po truputėlį iš to teko išeidinėti, nes supratau, kad tiesiog ne, taip nenoriu. Ar tai tikrai toks gyvenimas turėtų būti? Ir kai kilo šitas klausimas, tada ir prasidėjo tos paieškos ir kelionė ir vat, ką tu matai rezultatus. E, Vadinasi, yra rezultatas. Žinoma, nebuvo vien tik tai rožėm klotas, iš pradžių labai nedrasus tas mano kelias, tačiau dabar kalbėkim apie dabartį, ne labiau. Dabar viskas įgavo pagreitį. Ar Ir norėjau sakyti, nemažai žingsneliais, su šuoliais, arba jo, bent tikrai dabar tų tikrai. šuolių pas tave buvo labai tokių Mhm. patirčių stiprių ir Taip, unikalių.
Aha, taip dabar viskas vyksta labai intensyviai, sakyčiau, tačiau ir taip pat yra iššūkių visokių ir su kuriais tenka, nu, kuriuos tenka įveikti, na, bet tai yra gyvenimas, tai yra gyvenimas. Ir tiesiog žiūriu, kur tai nuves, kur nuves tie iššūkiai, kai susitvarkysi, kai suvoksi, kai kažką pakeisi savo gyvenime. Ne? Tai, nu, tai tiesiog toks įdomumas Ir gaunasi. galima sakyti, kad Aha. šitas kursas, kurį tu dabar pradedi, irgi yra šuolis, nes tu vedi meditacijas reguliariai jau keli metai, jeigu neklystu, ir online, ir gyvai, ar ne? Mhm. Ir buvo stovykla pirma šią vasarą, bet šitas, ir tu jau, kadangi mes bendravom, tai žinau, kad tu jau kalbėjai apie ateinantį projektą, tu jau jį užčiopiai ir visai neseniai, kai jau jisai tau išsiryškino, kas čia tas žodis ir ne, dar pakeisim, Mhm. viskas taip greitai tu materinai, ten per savaitę, Aha. per dvi viskas buvo aišku, paskelbta, parašyta, gal dar, bet Aha, taip, pakalbėkime apie tai. šitas jo projektas, tai man pačiai irgi išsiskleidė labai netikėtai ir tai taip pat yra iššūkis. Iššūkis, bet kartu ir augimo kelias, augimo galimybė, nes per iššūkius mes ir augame. Ir tas projektas įsiskleidė man, kai buvau pas mokytoją, į kupolą nuvažiavus pas Violetą. Ir tiesiog žiūrėjome, ką čia aš turėčiau veikti, nes šiuo metu pas mane kinta viskas. Ir atėjo tas projektas. Ir tada nu, atėjo mintis, kad reikia projektą daryti. Aš jau tą mintį turėjau seniau, kad reikia daryti projektą, tačiau nežinojau tiksliai dar apie ką tas projektas, nes meditacijas, kaip tu ir sakei, aš vedu ir su jomis jos vis tiek vyksta. O čia jaučiau, kad kažkoks projektas ateina, bet koks tiksliai nežinojau. Ir tiesiog mokytoja padėjo pasižiūrėti su subtiliaisiais mokytojais, tai buvo derinama taip pat. Ir tiesiog kai pasakė tą pavadinimą, aš galvoju, o aš tikrai, 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 sakė, tavi mokytojai pasitikė. Tu tikrai gali ir tau šitas projektas. Primink pavadinimą. Tretinė žemė. Nauja realybė per brūkšnelį, ne? Mhm. Taip. Tai, Bet būtent tai, kad tu jau gali įeiti į tą labai aukštą dimensiją. Ir ne, net kaip ir mokytojai ir kiti sakė, net pasiekti 14 dimensiją, kur taip, apskritai vienetai viso taip, pasaulio mastu žmonių. Um, taip, tai nu, čia mes į 13 dimensiją jau daugumą ir 14 jau kas, o tu jo, jau tai gali. čia kaip ir Tai 13-14 dimensijos. Taip, tai jeigu žiūrint dimensijom, tačiau aš labai nesiakcentuoju į tas dimensijas, tiesiog man visą laiką įdomus tas patyrimo, suvokimo, džiaugsmas, tai, kad tu gali naujai suvokti ir tame vat, skleidžiasi tas grožis visas. Ir kai tu ne tik tada suvoki, tu gali tai įnešti į materiją, nesuvokęs ir pakeisti. Pakeisti nu, savo gyvenime, pritaikyti ir pakeisti tokiu būdu savo gyvenimą. Tai va čia ir įdomiausia dalis. O koks bus tas gyvenimas tada toj tretiniai žemėje? Tai vat, tai tiesiog labai unikali galimybė patyrinėti tai, ką mums sukūrė na, subtilieji ten mokytojai, ne, ir ką mums paruošė, kaip ta žemė turėtų transformuotis. Mums tai reikia tiesiog pasiimti tas dalis, kurios su mumis labai rezonuoja, ane, kurios mums labai patinka, tinka ir išskleisti jas per save ir įnešti į savo gyvenimą. taip, tai nes jeigu mes iš tikrųjų
nesifokusuosim, nesutelksim tam dėmesio, tai ta kūryba ir nevyks, neįvyks tas įmaterinimas, neteis tai į mano gyvenimą. Ir taip veikia kvantinė sąmonė, kur nėra dėmesio, ten nieko nevyks. Tai su tavim bus unikali galimybė susitelkus su grupe eiti ir patirti į tą trečiąją naująją realybę. Vienam pačiam, kaip jau mes žinom, nėra lengva taip aukštai susitelkti, tai išjausti su grupe bus daug lengviau su tavo vedimu. Ir dar taip noriu pasakyti, kad medituojant su tavim visada yra taip lengva, taip švelnu, taip gera, saugu. Ir kas smagu, tai nėra ir tiek daug ten informacijos, kad išsakyti yra informacijos, bet labai daug per tokį pajutimą, per tą pajutiminį patyrimą. Tai man tas labai rezonuoja, dėl to aš visą laiką laukiu meditacijų su tavim. Aha. Ir ir pati savo, kai galvoju, o ko aš savo gyvenime labiausiai noriu, kas man visada buvo svarbu ir aš suprantu, kad tai yra tos vertybės, tie dalykai, kuriuos noriu, kad suptų mane ir būtų mano realybėj, juos pasiekti va taip, kaip dabar esam žemėje, nu, yra labai sunku, nes vis tiek gyvenam dar daug iš to savo senos sąmonės, nu, ne tik mes, ar ne visuomenė, kolektyvinės sąmonės. Ir tai visą pakeisti yra taip, nu, čia atrodo misija neįmanoma, bet parnešti iš naujos realybės ir įmaterinti savo gyvenimą. Čia jau man yra misija įmanoma, tai dėl to aš labai noriu. Taip, na, norėčiau tiesiog pridurti, kad iš tikrųjų pasaulis keičiasi per mus, nuo mūsų pirmiausiai. Tai mes keičiamės ir mūsų pasaulis keičiasi, mūsų aplinka keičiasi, žmonės galbūt gali pasikeisti irgi, arba jų požiūris į mus, arba santykis su mumis jų kitoks gali tapti, arba, nu, kai kurie tiesiog išeina žmonės, kurie jau nebetitinka to naujo dažnio, ne, jūsų. Tačiau pirmiausiai, norint pakeisti pasaulį, pasikeisk pats. Tai vat, pokytis eina pirmiausiai per jūs pačius, per jūsų suvokimus, per matymus. Tai, o kas liečia tą naują informaciją ir jos parnešimą, jos suvokimą ir per pojūčius ir kaip ten bus, aš tikrai negaliu pasakyti ir kas bus paduodama dar 100%. Tai yra tik gairės, ne? Ką mes ten paimsim ir tai yra surašyta ten mano puslapyje, galėsite paskaityti. Tačiau kaip iš tikrųjų bus, atsiskleis pačios meditacijos metu. Ir man labiausiai patinka tai, kad yra paduodama tai, kas reikalingiausia ir tikslingiausia tuo metu. Ir tada, nu, na, būtent ir tie žmonės, kurie susirenka, kurie gali išnešti ne tą informaciją, taip pat irgi nuo to priklauso. Tačiau kas yra paduodama? Ir tas tada tarsi paliečia tuos visus dalyvius, nes tai yra susiję su visais, kurie dalyvaus. Tu labai teisingai pastebėjai, kad na, toje bendrystėje, nu, yra iš tikrųjų labai didžiulė jėga. Ir šitą kaip tik labai užakcentavau ir pastebėjau, ir netgi reikėjo užakcentuoti, kai buvau šį savaitgalį pas mokytoją, ten buvo mūsų susitikimas grupės ir vat būtent turėjau pasakyti apie tą bendrystės jėgą, kad jinai sukuria tą galimybę paimti aukštesnę informaciją, grynesnę informaciją, ne? Ir turi didesnį, kaip čia, didesnę jėgą jos išsiskleidimui. Va taip. Taip, ir tokia mūsų ta yra evoliucija apskritai iš ai
į we, į mes. E, Nes norint, net jeigu vis dar pažiūrėti iš tokių savanaudiškų paskatų, kad noriu geresnio gyvenimo savo, jisai nebus, jeigu jisai neapims daugiau žmonių. Jisai iš tikrųjų gali būti egzistuoti, kai paliečia kuo daugiau žmonių. Mhm. Kai mes turime, nu tada su tą terpę sukūrėm. Mhm. Tai taip, čia labai, nu, labai gražu. Mhm. Taip, bet, na, vis tiek tą pokytį ir tą impulsą, tą pokytį daryti vis tiek gauna kiekvienas žmogus asmeniškai, ne? Ir kaip ir, tarkim, pažiūrės va šitą video kažkas ir, a, na, vat bus tas kvietimas, ne, vidinis. O kitas pažiūrės ir nieko nesupras. Tai, Čia tikrai labai galimai. bet tai ir yra tiem žmonėms, kuriems ir skirta, ne? Nu, jeigu jau tas kvietimas vidinis yra, tai vat ir kviečiu, kvieščiau tokius žmonės prisijungti. Taip, ir tas vidinis kvietimas, tai net nereiškia, kad čia galima, kad labai supratau, ar kažkas supratot, apie ką mes kalbam, ar kas yra tretinė žemė, ar naujoji žemė. Tai yra nauji terminai, mm, tai galima viso to nesuprasti, galima apskritai nieko nesuprasti, ką mes šnekėjom, bet galėjo pajusti balsą, energiją einančią per balsą, per akis, skambesį, juoką, kažką, gal šilumą, ar Taip. kažkas man čia smalsu ir įdomu, tai jau yra kvietimas. Taip. Dar pasakyti, nėra kvietimas, kad, o, taip, man viskas aišku, aš čia suprantu, mes net Taip, ir čia ne apie nebandom eiti ir žinojimą, jo. išsiaiškinti, visai ne apie tai, Čia apie vidinį kvietimą, taip. apie patyrimą. Mhm. Nes ir meditacijos, dėl to irgi tai yra vadinama meditacijos, net tai, kas yra nesimokėt, gal bet žiūrėsit ar ne, ar ten mažai meditavę, ar tam tikrų terminų, nežinau, tai bus apie pajutimą, suvokimą, apie save, savo irgi vertybių išsigryninimą, savo duotybių išsigryninimą. Galų gale tai pereimas į tą aukštesnę vibraciją ir pajusti, o kaip ten jaučiasi ir pabūti tenais. Ir gal ne iš karto, ne pirmą, ne antrą, ne trečią kartą susitelkus ateis kažkokie stipresni suvokimai, gal reikės laiko, bet pabūti ten ir patirti tai, nu ten jaučiasi kaip namai, ar ne? Renagi, Taip. ten taip dūšia, nurimsta. Taip, ten labai gera, ten, bet mes nevadinkime ten, nes iš tikrųjų viskas yra čia. Ten čia. Čia, čia jumise ir viską mes parnešim ir viskas susikurs čia, ne ten. Taip, taip. Nes tokia siekiamybė, nu kaip nesiekiamybė, bet tiesiog, na, gyvenimas nėra tik ten arba čia, norisi, kad tai taptų viena, kad tai taptų kažkaip apsijungtų, kad viskas, na, kažkokia sinergija, kad būtų, ne, kad nebūtų tos atskirties, ten subtilus pasaulis, o čia jau kažkoks žemiškas. Ir tiesiog tą ryšį tikriausiai pamatys daugelis dalyvių, kaip viskas veikia, nes šiaip labai gerai buvo parodyti ir stovykloje, kaip Tikrai viskas taip. veikia. Tačiau, na, tarkim, tai vat apie tą įmaterinimą ir atnešimą į žemę. Tai vat čia ta žemė, ne? Čia ta žemė kuriasi ir mes toje žemėje gyvename. Ir tiesiog persikuria principai kažkokie, persikuria santykiai, persikuria pojūčiai, naujai galimybės, viskas persikuria. Ir, ir tai paliečia mus.
Tai vat apie tai Mhm. ir bus tas kursas. Ir tai Čia labai geras žodis šitas, aha, persikūrė. Tai, persikuria. Tai vat tiesiog apie tą perėjimą į naują, į kitą kažkokį lygmenį, ne? Atsisakius tų visų senų stereotipų, senų kažkokių programų. E, Tačiau be didelio vargo su džiaugsmu, nes tiesiog pabuvus tenai, pajautus tą vibraciją, prisilietus prie to, nu, žinokit, nesinori grįžti į tą seną visiškai. Tai, tai va, kaip tau, Jovita? tikrai taip. Ir tada kas nutinka, vat kai sugrįžti ne tiek, nu, vat, į savo jau realybę, baigęs meditacijos tokia šiluma, minkštumu, išeini čia į namus, į šeimą. Ir žinoma, bus kažkas, gal tai sunervins, gal pyktis pakils. Ir jeigu tik išsilieji tame ir pajunti, kaip tada praradai tą energiją. Ir pajunti kontrastą labai gerą, kaip ką tik buvo ir kaip dabar esu Mhm, aš. Ir tai labai geros pamokos ir greitos pamokos, kaip yra saugoti. Tada išsaugoti tą naujumą savyje, išsaugoti tą minkštumą, švelnumą, aiškumą, tyrumą. Kiekvienam gal savi žodžiai ateis. mhm. Tai reiškia, aš ateinu į savo tą realybę, bet aš jau čia išsaugau save tuom, kad aš neįsilieju, o tai padarau Neįsitraukiu, ne? Mhm, neišsiliedama, taip, neišsikraunu. Aš gavau įkrovas, jas laikau, jos mane palaiko, aš tikrųjų galvau paklausti dar, kas tai yra ta įkrova, bet tai yra didelė dovana, per meditaciją mes gaunam tą įkrovą, tą energiją, mhm, kuri labai padeda skleisti tą naujumą, mhm, padeda tai skleisti, tai yra padauginta, sustiprinta tavo ta energija. Stipriai, stipriai. Ir mhm. tik reikia išsilaikyti, nepasiduotam senam kažkokiam įpročiui, kur išsilieti, ar kitas žodis, ten išsitaškyti. Tai va, ta irgi moko kasdienybėj, tu nu pati tai mokaisi ir matai, kaip viskas keičiasi to pasakoje. Taip, tai čia šiek tiek reikia tos sąmoningumo, savistabos ir, na, gal jau šitam etape ir jau gal ir ne apie tai, bet vis tiek kartas nuo karto priminsim šituos dalykus, kad, nu, pastebėt, kad neįsitraukt į kažkokias situacijas. Tiesiog žmogus turi galimybę rinktis, ne? Jisai turi galimybę rinktis, kaip jam reaguoti. Ir jeigu jisai sureaguoja į kažką, tai negatyvaus, kas jį, tarkim, palėtė, o paliečia tai dažniausiai mūsų ego, ane? Tai tada, jeigu tik sureaguoji, tada taip, kaip tu ir sakei, viskas ir į pakalnę važiuoja. Bet jeigu tu renkiesi, pasirenki sąmoningai nereaguoti, tu matai, kas įvyko, tu suvoki, tačiau neįsitrauki į tą situaciją, tuomet viskas yra gerai, viskas išsisprendžia ir viskas praeina be pasiekmių ir tuomet nebesikartoja, ane? Taip. Tai ir būtent, nu, vat, ir tiek meditacijai, tiek dalyvavimas kurse tai padeda. Nu, padeda išsilaikyti, būti tame stebėjime, tai jausti, matyti, kaip tai veikia kasdienybėje. Um, tai toks sustiprintas, pagerintas um, buvimas, nu, vat, įkūrimas to savo naujos Aha, čia kasdienybės, naujos gal, bet materijos. apie tai, ką tu dabar čia kalbi, tai gal labiau yra tose mano kitose meditacijose, kuriuose aš vedu. Tai labiau kreipiamas dėmesys į šitos dalykus. O čionai bus toj tretiniai žemėje jau
bus didesnis dėmesys toms naujoms energijoms, jų įmaterinimui, parnešimui. Ir aišku, jeigu ten iškils kažkam kažkokie, nes na vis tiek tai sujudins jūsų gyvenimą. Tikrai sujudins, gali iškelti ir situacijų, patikrinti jūs, kaip jūs reaguojat, kaip išmokot pamoką, kaip, žodžiu, visko būna, va, ir eina širpuliukas, tai jau ruošia matyt. tai, tai, žodžiu, ir mane tikrina, visus tikrina. tai, Tai jo, bet tas fokusas labiau į tą, ką naujo galima suvokti, parnešti, kaip tai jaučiasi, kaip tai kūrėsi mūsų realybėje, ne, kaip tai įsimaterina. Tai vad apie tai. Mm. Taip. Tai ką, ačiū tau, Irena. Kviečiam prisijungti. Dar vienas gal toks klausimas, nežinau, ar apsvarstai, jeigu kažkas nespės nuo pat pradžių, nes jau čia neužilgo ar ne, Jau prasidėjo labai greitai rugsėjo prasidės. 15, Mhm. ar gali truputėlį vėliau, ar už kelių savaičių, ar už po mėnesio, ar dar čia nežinai iš tikrųjų, kaip Na, bus. aš galvojau tą klausimą, aš manau, kad turbūt galima bus prisijungti, bet, nu, tarkim, jau įpusėjus kursų, tai turbūt jau ne, bet jeigu dar tik mėnesis kažkoks bus praėjęs, nes čia vis tiek 5 mėnesių tas kursas, tai jeigu tik mėnesis bus praėjęs, tai tuomet manau, kad dar galima bus prisijungti. Mhm. Nu, taip, nes kitaip procesai jie vyks ir jie tikrai vyks, manau, ir sparčiai, ir palies visus, tad Mhm. geriau prisijungti nuo kelionės pradžios. Taip, nes, nu, taip ir gausi daugiau ir būtent galimybė ta, kad pasijungti gyvai, o ne įrašas klausyti, būtų labai gerai. Aišku, jeigu nėra tos galimybės, nes gi visko būna, tai gerai ir įrašas, bet na, vat, tas gyvas pasijungimas, gyvas buvimas duoda tokį stipresnį efektą visada, kiek aš pastebėjau. Taip, ir vyks vakarais, teisingai, ar Taip, 8 valandą, taip, 8 pirmadienį, pirmadienį. pirmadienį vakarais, 8 valandą, tai vis tiek jau geras laikas dažniausiai būnam namuose. Tai kviečiame prisijungti, turi daugiau klausimų rašyti Irenai. Taip, ir Aš man. taip pat jungiuosi, Mhm. todėl Gerai. kad būtent ir, kaip ir sakiau, suvokiau, kad su dėmesiu, susitelkimu į, ir galėsim sukurti tai, ką norim. Ne tik laukiant ir svajojant, bet jau grinai mes galim susitelkti, eiti, parnešti ir įmaterinti. Tai nuostabu. Taip, laukimas iš tikrųjų niekur neveda. Reikia, reikia eiti į priekį. Gerai. Ačiū tau, Jovita, už pokalbį. Ir ačiū tau, Mila, ir labai laukiu šito labai naujo, nebūta niekur tokio kurso, tokių energijų, tai tikrai bus unikalu. Ir tai tik pradžia. Tai Gerai. Dėkui ačiū labai. tau Ačiū ir visiems. visą. Iki. Iki.